sąjungo kažkokio. Mama kalavijų tūza. Šiandien kaip tik sapnavau dar vieną sapną apie mamą ir sūnų. Bet gal po to papasakosiu, bet esmė dabar yra kitokia. Intuicija. Kodėl sako ta mama, bet dabar čia yra esmė ne ką jinai, bet ir matau vaikas netoliese. Bet dabar ką sako tie mūsų tėvai, tarkim, šitoj žemėje. Jie yra kaip ramstis. Bet kokiais, sako, gyvenimo klausimais, problemom, peripetijom, jie yra bet kokiu atveju kaip ramstis. Kažkur ir tėvas čia dar yra. Tai va, tai... Ir pavyzdžiui, dabar mes turim mes pačius save. Ir sako, kodėl yra gerai šokti į savo vagą, kuo anksčiau. Ne į išorę, ne į kitus žmonės remtis, ne ten pažįstami draugai, dar kažkas, todėl kad mus gali labai gerai paklaidinti šitam gyvenime. Visą laiką sako, kad išorinis ramstis mus gali paklaidinti ir nesvarbu, ar tai bus tėvai, ar tai bus pažįstami ir panašiai. Bet kokiu atveju, kai kažkas atsitinka, tai kas pas mumis yra stipriausias ramstis? Tai faktas, kad tėvai. Ar psichologiškai kažkur pasiklysti? Žiūrėk, jau skambini, klausi, ką daryti. Finansiškai galbūt vėl skambini, padėk. Bet kai įkrenti į savo vagą ir tu remiesi į save, tai tu suvoki, kad nėra viskas čia taip amžina. Nei tėvas, nei motina, nei močiutės ir panašiai. Ir psichologija šitoje žemėje yra numeris 1. Ką žmogus turėtų giliai knistis ir suvokti. Ir ką dabar aš noriu pasakyti apie tuos ramsčius. Nes tenka girdėti iš motinų, kurios turi sūnus ir dažniausiai tai yra jų tokie žodžiai, ką jis darys be manęs, kai aš numirsiu. Jis pražus. Bet tie vaikai, jie kažkaip tais labai naiviai galvoja, ai tai nieko, tai jeigu ką, tai ta prasme aš paskambinsiu draugeliui, žinai, ir draugelis, jeigu ką, iš ten kažkokios peklos mane ištrauks. Jeigu ką, aš paskambinsiu ten kitam, ten dar kažkas ir man padės. Oh my God. Jeigu, sako, dabar žmogus turėdamas tą ramstį, žinodamas, nes tai suteikia jau smegenim saugumą, kad kažkur yra ten mano tėvai, bet aš mokausi savarankiškai, kaip tvarkytis su savo gyvenimu, emociškai, ten, psichologiškai, tai yra patys pagrindiniai dalykai. Ne kad ten apsikrauti turtais, ne kad tenai būtinai kažką tais gyvenime daug visko pasiekti, bet esmė tai esu aš pats savo. Ir tuos ramščius kurti savyje, viduj. Ir po truputį, sako, per tą gyvenimą judi. Išgyveni vieną kažkokį dalyką, išgyveni kitą dalyką ir tu supranti, kad tų ramščių trukdyti net nereikia. Ar pasiklydai gyvenime, tu susirandi savyje. Tos stiprybės ir panašiai. Nes vieną dieną, sako, tu skambinsi telefonu ir niekas neatsilieps. Telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų. Ir kas tada? Ir žmonės kiti būna labai palūžti ir būtinai pasirinks netinkamus draugus. Ir tai daro
tie net asmenys, kurie būtent turi tėvus. Jie renkasi ne save, bet jie renkasi išorėje esančius asmenis. Vesk mane, kažkur vesk mane, padėk man, ten dar kažkas. Nu ir nuveda. Būna visur, visaip ir panašiai. Arba susiranda moteris, antras pusės. Pats žmogus, nesuprantantis savęs, neturintis palaikymo savo, susiranda irgi neaišku ką. Po to, o Dieve, atsitiko gyvenimas. Tai išdūrė, tai nudūrė, tai dar kažkas. Nes čia labai siejasi tas, kad mama sako, ar ne, santykiai ir kaip kažkas nuo tų ramščių būna vis, tiesiog neatlimpa. Ir tada pradeda, būna tokie asmenys, ieškoti panašaus ramščio kaip ta mama. Visiems gyvenimo klausimams. Bet žmogus pats savyje neturi tos tvirtovės. Bėda. Būna tada faktas, ką aš pavyzdžiui matau iš vyrų, jie susiranda moteris. Ir jos turi atlikti mamos funkciją. O jeigu ne? Kiti sako, partnerius renkasi, tai kam renkasi tos partnerius? Vieni iš, kad nelikti vieniems ar nebūti vienišiems. Kitiems aplamai dėl bendro išprusimo. Bet mes esam ir sukurti žemėje, kad mes turėtume, sako, kažką bet kokią atveju irgi šalia, bet tai irgi nėra amžina. Čia vat kažkas tokio yra, kada, nežinau, kai nematau tvirtybės, pavyzdžiui, žmoguje, tai sako, santykyje tu tampi atsakingas už to žmogaus absoliučiai viską. Ką jis patiria, ką jis išgyvena, ir tai yra našta. Nes kas tik ką, tu žinai, kad tas žmogus elgsis su tavim taip, kaip elgėsi su savo ramšiais. Kitiems, pavyzdžiui, tėvams toksai būna klausimas, kodėl mane paskambina paprašyti pagalbos, ten ta prasme. Tai kas dar ten, jie būna jie taip mąsto, kad, bet tai galbūt yra savarankiškas žmogus, kuris susitvarko su savo galva, nes pats pagrindinis dalykas yra galva. Kaip tu su ją tvarkaisi, taip tu turi ir išorėje. Kiti visą laiką bereikalingai pergyvena, kaip ten tas mano vaikas, kaip ten su tuo vaiku, kaip ten visą laiką kažkas protė yra įrašyta neigiami dalykai, kad kažkas atsitiks, nutiks blogo ir panašiai. Ir nežinau, kažkokio amžinybėj po to būna, sako, gyvena, kad kažkokio tiesiog amžinybėj. Ir matosi nesavarankiškumas paties žmogaus nei nuomonėje, nei mąstyme, nei kad savo padėt. Kaip irgi, būna žmonių labai stipriai prisiriša prie kaip kad, ir tokių pavyzdžių video arba bendravimo su asmenimis, kur sako, atlieka tą tokią funkciją psichologinę, ar netgi toks būna ramstis. Ir aš visą laiką sakau žmonėm, kas būtų, jeigu tas kažkoks ramstis, į kurį yra taip prisirišta, jis irgi dingtų. Tai ieškočiau kažko tada kito. Sako, tu per tą laiką, kol tu esi prie to ramsčio, tu save stiprini.
Nes yra žmonių, kurie nepasitikė savo tėvais, nepasitikė savo draugais, nepasitikė, ta prasme, net ir savim ir tada sako, ieško kažkur išorėje, kad bent kažkur kažkas mane galbūt suprastų ir taip toliau. Ir labai daug yra žmonių, kurie yra labai suaugę jau, bet jie bet kokiu atveju psichologiškai labai silpni, nors turi ramščius dar net gyvus šitoj žemėje. Ir žmonės dažnai net nepastebi, kodėl aš jaučiuosi taip saugiai šitoj 3D materijai. Kas man teikia tokį saugumą? Tu galbūt gali nesutart su savo tėvais, tu galbūt gali su jais ten pyktis dar kažkas, bet tavo protas, jisai žino, kad tai yra dar šito žemė. Todėl tokie žmonės savo leidžia būna gyventi plėvėsiškai, netidžiai, su kitais asmenimis irgi elgtis kaip norima, nes, žinai, yra ramstis. Bet, kodėl tam tikra atsakomybė turėtų būti numesta tiem ramščiam? Jeigu jau sako, esi brandus žmogus su savo to kūnu, ar ne? Kam? Kodėl? Tai ten mama, tai ten močiutė, žinai, tai ten dar kažkas. Kiti sako, į santuokas eina, kad nesijustų vieniši vieni. Ir pasiema ramščių pakaitalą. Jau turi tokį bičiulį, kurio tėvai kartu gyveno ir faina tokia šeima, vienu žodžiu. Ir mama mirė nuo ligos. Ir vat, kaip sako berniukam, tai faktas, kad su tėvu nepasišnekės daug labai dalykų. Tai logiška. Berniukui bus, kad kaip mama. Moteriška energija, ar ne, tokia jautresnė, kuri gali žmogų suprasti ir pajusti, kas yra. Ir jisai susituokė. Sako, vyram tai būna saugiau po to. Šitoj žemėje. Man praeina kiek laiko ir jisai sako, aš, sako, žinai, nesimokau nei iš senolių išminties, nei iš kitų patirties. Ir nuėjau, sako, patirti patirtį pats. Ir supratau vis dėlto, kad kaip gerai buvo gyventi be santuokos. Bet žmogus į tą santuoką įkrito vien todėl, kad, kaip ir sakau, kažkoks jau buvo toks trūkumas, ar ne, ir žmogus šoko į santykį. Bet kokiu atveju, sako, moteris irgi atlieka tą tokį vedimą jam ir saugumą. Ir aš jį daug metų pažįstu. Niekada ten nėra buvę jokių dramų, ten kažkokių filmų ir taip toliau. Bet žmogus, kai pagalvoja, jisai turi tą žmoną, bet pilnumoje santykyje kažkas tais vis tiek nėra užpildyta. Nes jokia santuoka, joks kitas asmuo neužpildys.
Ir mes pasišnekam, mes pasidalinam, ar ne? Ir galvoju, kodėl ne su žmona? Kas yra tame ryšyje tokio, kad tu bet kokiu atveju ten su ja nesusipildai? Nu, todėl, kad žmogus savęs neužsipildė prieš visą tai. Nei galbūt jisai, nei galbūt jinai. Tai va, tai čia kažkaip labai stipriai apie tuos ramsčius eina kalba. Ir šiaip čia visi mes turėtume tai suprasti. Kodėl man teikia saugumą šitoj žemėje? Kas man teikia saugumą? Ir jokio skirtumo, kokie santykiai bebūtų su tėvais. Ir kai žmogus tokio dalyko neanalizuoja, pats savo su savimi apie tai net nesišneka, kai išmuša tą saugiklį, kai kažko nebelieka 3D materijoje, nu va tada tai prasideda. Nebeliko kažkokio uosto. Ką dabar daryti? Nu ir vieni nueina į gilias depresijas, kiti nueina į savęs naikinimą, į aukos būna poziciją, pasirenka galbūt, kaip ir sakau, draugus pažįstamus antras pusės ir ten tiesiog, nes reikia vėl saugumo ir neaišku, apie kokį saugumą tu ten kažką gausi. Bet tu sako, kol dar turi, tu tai suvoki. Kad žmogus neišsimuštų. Saugikliai, kad neišmuštų. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu matai vyrą, pas kurį ten, belekiek gali būti kažkokių tai žaizdų ir kuris neatsiremia pats į save ir jis pas tave ateina būtent su tuo trūkumu ramsčio, akivaizdžiai matos. Gali būti miręs, sako, ramstis ir tu jau matai, kur reikalas ir apie ką. Tik tiek, kad čia pas kažką tai yra gyva, čia yra mamos korta. Nu ką, koks ramstis, sako, čia yra 3D materijoje kažką mamos funkcija, tai materialiniai gali būti dalykai labai stipriai. Išoriniai, tiesiog išoriniai, ne psichologija, ne emocinis lygmuo, bet tiesiog stogas virš galvos, jeigu ką paskolins pinigų, jeigu ką duos pinigų, jeigu kas dar, pinigai. Tai motina kažkam atlieka ramsčio funkciją, kaip kad tiesiog. Tai kas tada yra negerai su tuo žmogumi? Tai nėra pagrindinis dalykas žmogui materialiniai dalykai ar ta prasme stogas virš galvos. Jeigu žmogus nebus stiprus savo viduj, tai jam nepadės jokie pinigai. Jam nepadės net ir stogas virš galvos, 5 net stogai. Nepadės. Nes jisai silpnas žmogus yra viduj.
Nu ir čia sako 4 sienos kažkam. Mama kažkam gali būti tiesiog kaip 4 sienos ir iš jų dažnai išgirsi: Dieve mano, kas bus, kai aš numirsiu. Jaučiu prarają. Nes pavyzdžiui irgi būna matai, kad galbūt pas kažką ten yra sergantys tėvai. Vat kaip ir buvo su bičiuliu. Ir mes jau šnekėjom, ta prasme, įvairiom ten temom ir ten taip toliau. Kad kaip būna su tuo protu, kas atsitinka su juo ir ten taip toliau, ar ne? Tai tu jau su tuo žmogum, jau tu jį apšvieti, kad saugikliai neišmuštų. Nors tai faktas, žmogus turi išgyventi tai, ką jis turi išgyventi. Čia aš tokį matau kaip, kad, žinoma. Tie, kas galvoja, kad kažkaip pinigai žmogų tikrai žiauriai užaugins ir suteiks labai daug proto. Šiaip tais nežinau, bet aš matau, kada yra motina ir yra vaikas ir yra vyriška energija. Ta pati vyriška energija. Tai idėja. Tokie žmonės sako, jie dažnai tie patys vaikai, aš ją vadinu kažką tiesiog vaiku, nu, jie turi tik vieną tiesą ir ta viena tiesa, jinai bus iš mamos. Iš savęs žmogus tiesos neturi kažkokios vidinės ir dažnai tokie žmonės bus paklydę. Nes neturi savo vagos realiai. Liūdna, kad taip yra. Ties kažkuria vieta kažkas tikrai ties emocijom ir 3D materija yra silpnumas pas kažkokį vyrą. Apie santykius iš viso, kai pagalvoji, asmuo labai daug turi susikurtų kažkokių tais keistų dalykų, kaip tas santykis turi atrodyti. Ir 8 kalavijai yra apie santykius. Jo, ir šiandieną tam sapne aš matau vaizdą, žodžiu. Eina žinutės, mama susirašinėja su savo sūnum apie moterį. Ir abudu varo, stumiant jos. Ir aišku, ten parašyta mama ir jie abudu tarpusavyje taip ir varo. Ir po to man paskaičius visą ten tą čatą tiesiog
aš galvoju, čia rimtai, čia yra mama ir sūnus, ar čia, bet tas pokalbis, jisai atrodė kaip kad būtų dviejų meilužių. Ir abudu tiesiog stumia. Ir tada tokia kažkokia patalpa, daug mamų, kurios turi vaikų. Ten stovi ir aš, stovi ta pati mama, jos sūnus ir ateina mano mama. Bet aš jai nieko nepasakoju, aš jai nieko absoliučiai negaminu jokios nuomonės apie tą moterį. Jokios. Aš galvoju, ar jinai, ta prasme, pati pastebės ar nepastebės kažką ir ten panašiai, žinai. Nes ta moteris, jinai lygina save su merginom, lygina save su kitom mamom. Ir kai kažkas tais nesudera, tada jinai vėl savo sūnų prisikabina ir jinai ten su juo vėl toliau žinutėm, žinai, ir stumia ant kažkokio pasirinkimo. Ir kai sako, kai jinai žino, ką apie ją galvoja, tada jos niekur nėra. Kai jinai nežino, ką apie ją galvoja, ar kažką žino, nežino, jinai užsideda kaukę, malonaus žmogaus kaukę. Tai va, tai ten tokia buvo erdvė ir aš žiūriu, ta moteris nelygina net ir su mano mama save. Dieve, nu. Kodėl? Tai jeigu žiūrėti kažkokią, pavyzdžiui, mamą, tai jinai pati yra neatsirėmusi į save. Ir ramstis būna jau vaikas. Bėda. Bėda. Ir viskas, ir tokiame santykyje dalyvauja mama, jie, mes, ji ir visi. Nes jinai pati neatsistojus į savo vagą. Bėda. Tada jinai sako, faktas, norės dalyvauti kažkur, nes jinai bijos to paties, ko bijo jos vaikas. Jinai norės būti kažkur aplinkui šalia, kad nesijusti viena. Viena vieniša. Sakau, man tas čatas, aš galvoju, čia įmanoma, kad tai būtų tarp motinos ir sūnaus tokie pokalbiai. Ir sako, motina dažnai gali net nepastebėti, kodėl sūnus jai pritarė į daugelį dalykų, nors jisai už jos nugaros gali tiesiog ją ten durstyti žodžiais. Tik dėl finansų. Ne meilė. Kaip kad kažkas gali būna labai svajoja. Ir labai dažnai toksai žmogus turės didelį kerštą tokiai motinai už vaikystę. Šeima. 10 eurų 5 taurės. Kas aplink šitą moterį duodasi su 7 čia kalavijais? Gali būti, kad jos pats vaikas, nes pažas krata. Vat ir sako, jisai ieško mamos.
bando kažką laimėti šitam gyvenime. Būtent per finansus. O vaikas, sako, toliau stovi su 5 kalavijais, 7 tauriam fantastikos srity. Kiti būna vaikai iš viso, jie net kerštauja savo tėvam. Nusižudo. Nu čia iš viso būna fantastika. Ir tokių būna mąstytojų, tokio proto. Atkeršysiu aš jai. Ir tai labai dažnai, sako, šitie būna vyrai, jie, nusižudo būna dėl moterų. Bet iš tikrųjų tai viskas kyla didelis pyktis dėl savo mamų. Dabar tai aš jau jai parodysiu. O iš tikrųjų, sako, padarė kerštą savo motinai. Ne moteriai. Ir tada, sako, mama ir sūnus neturi sveiko ryšio, sveiko santykių. Tokie vyrai, jie eina ten keršia moterim, daro visokias nesąmonės ten ir taip toliau. O už tai kenčia labiausiai tai motina. Šiaip. Nes jinai laikosi įsikabinus. Išsijungs, tai išsijungs, jeigu dar neišsijungia. Kas čia yra? Aukos pozicija labai stipri. Bet vyrui, pavyzdžiui, po to reikės irgi panašios aukos, kaip yra motina. Naivios, aukos, silpnos,